palinkėjimus sulaukti tiek pat ar dvigubai daugiau metų. Mūsų 90 metų išbandymas leidžia manyti, kad tikrai taip ir bus. Tačiau sulauksime tada, kai stengsimės būti, išlikti ne vieta ar pastatas, ne tik įstaiga, o vieta, kurioje randa tie, kas ieško. Randa vaikas, linksmas ar liūdnas, randa mama ir tėtis, besiblaškantis studentas, skubantis verslininkas, šiek tiek rimtesnis, ramesnis, bet ir išmintingesnis senjoras. Randa žinių, informacijos, mokymų, kultūros, istorijos, veikiančių modernių technologijų, o svarbiausia – minties ir širdies. Linkėčiau, neužgeskim skurde, nepaskeskim modernioje prabangoje. Mes šypsosimės jums, jūs šypsokitės mums, o svarbiausia – belskitės, bus atidaryta. Žinoma, tokia sukaktis ne kasdien pasitaiko ir labai malonu, kada mes su bibliotekininkam per mažai galbūt kreipiam dėmesio, gal jie tokie daugiau nematomai dirba ir labai malonu, kad šiandien tokia diena atėjo ir aš noriu nuoširdžiai padėkoti visiems darbuotojams, kurie dirba tiek ir kaimo, tiek ir miesto abiejose bibliotekose. Daug kantrybės, daug ištvermės, daug sveikatos, pasisekimo jų gyvenime. Biblioteka yra ypatingas. Ir ne tik dėl to, kad nuo vaikystės yra numinti takeliai. Tai yra kartu ir mano profesija. Aš dirbu šalia tų žmonių, aš matau, kaip jie auga, kaip jie tobulėja, kaip jie dalinasi savo išmintimi ir gerumu su skaitytojais. Aš labai linkiu daug stiprybės, sveikatos, kantrybės ir labai noriu, kad bibliotekininkai niekada neprarastų savo gebėjimo ir noro pasidalinti širdies gerumu su skaitytojais. Aš daug skaitau, man patinka skaityti, visa šeima skaito ir brolis ateina į biblioteką. Smagu labai skaityti. Sveikinu su 90-ųjų gimtadieniu, linkiu daug knygų, daug skaitytojų. Sveikinu kolegas, bibliotekininkus su solidžiu jubiliejumi. Su tuo mes visi Marijampolės kraštotyros muziejaus darbuotojai džiaugiamės. Tad noriu palinkėti visiems bibliotekininkams išlikti tvirtais, kūrybingais, reikalingais mūsų visuomenė. Kurstykit šį knygų šventovės židinį, lai negęsta žmogaus dvasiai uždegtas degas. Mano Aleksandra, mokytojai lituanistai, ne šio krašto žmonės iš Šiaurės Lietuvos Marijampolę atradom prieš 60 metų ir taip pat čia atradom pirmą įstaigą, kuri mus labiausiai domino, tai biblioteka. Linkime šitai bibliotekai ir toliau būti patraukliais skaitytojams, pasitarnauti ir malonumui, ir laisvalaikiui, ir darbui. Dėkojame bibliotekai ir linkime kuo ilgiausių metų. Sveikiname biblioteką su jubiliejumi.